Trečioji emocinio nuovargio priežastis yra hormonų sutrikimai. Tai daugiausia viskas prasideda antinksčiuose, kai atsiranda antinksčių nuovargis. Esant stresui, antinksčiai gamina hormoną kortizolį, kuris sumažina kitų organų sistemų veiklą, kaip pavyzdžiui imuninės sistemos, virškinimo sistemos, endokrininės sistemos arba lytinių hormonų veiklą, kad galėtų suteikti daugiau jėgų energijos gamybai, palieka dirbti daugiausia širdį, kad jinai išvarinėtų kraują po visą kūną ir paduotų į smegenis maistinės medžiagas. Todėl atsiranda mums saldumynų potraukis, kadangi saldumynuose yra daug cukraus ir tai gali būti suskaidoma greitai ir paverčiama gliukozė energijos gamybai. Taip pat raumenų nuovargis, kadangi kortizolis vagia iš raumenų baltymą, kurį suskaido iki aminų rūgščių, kad galėtų taip pat pagaminti gliukozę ir panaudoti energijos gamybai. Dar kaupiasi ant liemens riebalai, kadangi taip nori kūnas apsisaugoti nuo bado. Ir kaip antinksčių nuovargis atsiliepia skydliaukės veiklai ir hormoniniams sutrikimams, žiūrėkite kitame video.